Na tai ką, labas rytas. Dabar tai yra 3 valandos ryto. Kaip matėt, išėjau iš namų, buvau po 2:30. Tai ką, šiandien nusimato didelis Refeed Day. Kaip treneriukas duos man šiandien mano kūnui atsigauti. Duos daugiau maisto, daug anglių. Bet šiandien nusimato mažiau baltymų, nes mums nereikia daug baltymų šiandien. Mums tiesiog reikia duoti anglių, kad kūnas atgautų savo jėgas, nes yra šiek tiek pavargęs ir taip toliau, tai reikia jį atstatyti. Tai jo, kaip sakau, nuėjau miegoti 9:30, atsikėliau 2 valandą ir tiesiog užmigti nebegaliu. Ir vietoj to, kad tiesiog gulėti lovoj ir panašiai viską kitką, tiesiog nusprendžiau, kad jau geriau išeit, praseit šiek tiek, kaip sakau, užkursiu savo virškinimą, bus truputėlį lengviau virškinti maistą ir panašiai. Tai jo, einu aš dar truputį pasivaikščiusiu, kažkur 20 minučių ir grįžęs namo parodysiu savo first mealą. Ir aišku, dabar parodysiu savo kaip sponsorius, kurie rems mane iki pat mano varžybų ir panašiai. Tai nepamirškit užsukti pas juos į svetainę. Dabar tenais yra išpardavimas, labai didelės akcijos ir panašiai. Jūs tik pažiūrėkit, kiek papildų. Mutantas. Visokiausių papildų ir taip toliau. Ir mes esam proteinas.lt ir bus nuolaidos kodas čia parašytas ERNIS5, kur galėsit gauti nuolaidos kodą. Kaip sakant, nusipirkau savo whey, izoliatą pasiėmiau padažiukų, nes vis tiek, kaip sakant, varžybos eina, norisi šiek tiek kažkokį padažą, kaip matot, 9 kalorijas per 100. Pasiėmiau barbecue, pasiėmiau melatoniną. Aišku, daug ką parodysiu grįžus namo, ką pasiėmiau. Viską kitką, netgi davūnų davė pasimatuot, kaip matot. Galėsiu netgi grinai gramo druskos pasimatuot. Tai va, pilna papildų pas žmonių yra. Galite sukti pas jų į internetinę svetainę. Čia, kaip matot, dirba. Sandėlys pilnas, galite pirkti. Tikrai nepritruks. Taip. Vakar reiškia rytais eit pasivaikščioti. Ir surandam draugų. O ne? Tai koks gražus ežiukas esi. Gražus ežiukas esi, taip. Bijai manęs, ne? Oi, koks tu esi gražuolis. Na tai ką, pradėkim pusryčius. Tai bus 100 gramų braškių, 50 gramų avižų, 75 gramai sausų pusryčių, 30 gramų proteino, 5 gramų kretino, 20 gramų glutamino ir 15 gramų medaus. Tai pasidarau ir parodysiu galutinį rezultatą. Tai va, 7-5 gramai sausų pusryčių. Čia įsidėjau glutaminą, kretiną, proteiną. Dabar liko 15 gramų medaus. Ir įsimetam viską čionais ir sumaišysiu. Nu, sumaišiau braškės su visku su medum. Dabar beliko dar 75 gramų
saus pusryčius. Mylas dan. Eisim valgyti, nes 4:30 ir susitiksim, kai valgysiu mylą antrą. Jau, taigi, pavalgiu pirmą mylą, gavosi taip, kad iškart nukilino mane, iškart jau miegot, nes galimai gavo sukriuko, viską kitką, tai iš karto daviau nepą, pamiegojau, kiek čia, beveik 1,5 valandos, kažkur 1:20, sakykim, nes 5 ryto jau pavalgiu, iš karto jau miegot, tai ką, einu aš tada parodysiu savo antrą mylą, tai kažkaip mažiškė. Tai antras mylas yra pretty basic, nieko rimto. Tai bus 100 gramų ryžių. Buim. Nes reikia biškį paskubėti, nes, sakau, užmigau ir panašiai. Reikia spėti pavalgyti ir dar pasigaminti trečią mylą, kuris bus toks pat, koks buvo pirmas mylas, tik tais niekom nesiskirs. Tai praktiškai visi mylai bus tokie patys, tik tais bus 4 ir 5 bus šiek tiek kitokie negu myl pirmas. Tai 100 gramų ryžių ir 100 gramų vištienos. Lygiai 100 gramų gabaliuks vištienos ir kas dar, tai reikia įsidėti prie šito mylo 100 gramų banano. Tai irgi pretty basic. Bam. Įmesiu, parodysiu savo lėkštę, kaip pasigaminsiu. 100 gramų bananų, 100 gramų kalakutienos, ryžių, moliūgas esu, kad išbėriau ir dar ant viršaus norėčiau biškį dėl ekstra flavoro cinamono biškutį. Ir dar čia esu susidėjęs 2 gramus druskus. Tai va, myl numer 2 valgom 7 ryto. Tai va, mylas antras valgosi. Iš pradžio, kai manau, jo, reikia palaikyti čia. Padėsim vandens buteliuką, geriau bus. Iš tikrųjų, kai mano treneriukas atsiuntė, kad bus refidas ir parašė, kad bus ryžiai kartu su bananu, galvojau, what the fuck? Kas čia per nesąmonė bus ir panašiai viską kitką. Ypač, kai pirmas mylas buvo, taip palia, avižos kartu su sausus pusryčių, kokį čia nesąmonė. Bet žinokit, kaip esu dietoj, čia yra pats skaniausias maistas, kurį, man atrodo, esu valgęs labai senai ir panašiai. Tiesiog, nesulaukiu kitų mylų jau, nesakau dabar, vieną kasnį padariau, suprantu, ant kiek mes turim džiaugtis, kaip mes esame apsizinę, kad mes valgom belio kokį maistą ir mums jis sako, nėra skanus. Čia yra tiesiog pasakų, tiesiog bananas, ryžiai, cinamonas. Tiesiog, wow. Gerai, einu skubėti valgyti, nes reikia paskubėti. Sėdu prie upelės. Myl trečias. Tas pats mylas, kaip ir pirmas. Jo. Tik ką reikės pavalgyti. Viską kitką. Dar litras
jo, litras vandens, jis susigers ir susitiksim prie mil 4. Tai ką? Prasideda 4 milo gaminimas, vėl 100. Prasideda 4 milo gaminimas, 100 gramų vištienos, čia aišku reikia dar 10 gramų. Ok, 101. Ir, aišku, belieka 125 gramai makaronų į šitą bliūdą ir čia bus 4 valgis ir susitiksim 5. Bus toks pat. Na tai ką, 5 milas, reikia atsigerti vandens. Kaip sakant, eina jau 6,5 litras vandens šiandien. Tai 5 milas toks pat kaip buvo 4. 125 gramai makaronų, 2 gramai druskos, 100 gramų bananų ir 100 gramų vištienos. Ir viskas šiandien bus done su makaronais ir višta beliks vėl. Paskutinis valgis toks pat kaip buvo 1 ir 3. Tai bus 50 gramų avižų, 75 gramai. Pusryčių man jau visiškai žopa yra. Aš praktiškai nuo 1:30 nesu miegojęs. Diena eina labai ilgai. Jau mačiau, kad 20 000 žingsnių surinkęs esu. Viršęs savo limitą, kardą esu padaręs, viską kitką ir panašiai. Ir čia man vienas žmogus yra uždavęs gerą klausimą. Labai esu dėkingas tam žmogui. Ir jį paklausė, kodėl pasirinkai tokį gyvenimo būdą ir kas labiausiai įtakojo. Pasirinkau šitą gyvenimo būdą dėl to, kad visada nuo mažens buvau sportuojantis. Lankiau ledo ritulį. Praktiškai nuo 6 metų iki 13 metų. Tai 7 metus tiesiog buvo belio kokia disciplina. Visada norėdavau būti kažkom geresnis negu buvau vakar. Tai tas pats būdavo ir su sportu ledo ritulį. O dėl ko pasirinkau tokį gyvenimo būdą, nes su metais, kai palikau ledo ritulį, teko gyventi praktiškai užmiesty, be draugų, viską kitką, nes visi draugai pasiliko mieste. Ir gavos taip, kad tiesiog užsidepresavau, viską kitką, priaugau dafiga svorio ir panašiai pradėjau ieškoti, kaip galėčiau pasikeisti. Ir atradau sporto salę, kurioje pradėjau leisti laiką ir panašiai. Tai labiausiai tas ir įtakojo, kad norėjau vėl pasikeisti, nes kas mane pažįsta, žinojo, kad aš buvau labai storas, o dabar toksai biški su forma, kaip ten sakoma, žinot. Tai esmė yra tame, kad sakau, labiausiai norėjau įrodyti savo, kad galiu pasikeisti iš būdamos storus ir panašiai, nes po to buvau sulaukęs ir patyčių. Ne esmė, kad patyčios būdavo ten iš draugų ar kažką tokių, taip toliau, bet jau buvo netgi iš šeimos narių. Tai tiesiog labai tai skaudino mane ir panašiai viską kitką, tai labai norėjau pasikeisti. Ir pradėjau keistis, aišku, daug to palaikymo iš pradžių nebuvo, nes visi galvojo, ką tu čia vėl eilinį kartą kažką čia bandysi, vėl numesi, panašiai viską kitką. Bet įrodžiau tiek savo, tiek savo šeimos nariams, kad galiu pasikeisti, kad čia yra mano, kaip sakant, varikliukas, kurį galiu toliau varyti. Ir dabar pagaliau po tiek metų jie palaiko, supranta, kas reiškia šitas sportas, ką reiškia būti deficite, kad gali vaikščioti kaip numirėlis, bet vis tiek jie palaikys tave morališkai, kiek galės. Tai va taip. O po to antras klausimo dalis buvo, kaip tvarkaisi su stresiniam situacijom. Labai šaltai. Visada stengiuosi iš karto nebandyti kažką keisti, kažką tokio, visada priimu, tada pasvarstau, apgalvoju, jeigu neišeina man pačiam sugalvoti, tada kreipiuosi į kitus žmonės, pagalbos, išminčių ir panašiai. Čia pas manis spuogas toks yra. Damn, son. Ne, čia tiesiog apšvietimas. Tai kaip yra mano tėvas pasakęs, jau geriau 9 kartus atmatuok, bet 10 kartą, kaip ten sakoma, pjauk. Tai va taip ir stengiuosi
akcentuoti visą tai, kad bandyti kuo šilčiau į viską žiūrėti. Jeigu yra kažkokia situacija, bandyti visada geriau atsipūst, pagalvoti ir tada daryti. Tai va. Tai ką, varau valgyti ir sutiksim last meal, nes dabar jau yra 8:30 valgyti, valia kaip nori, visą dieną noriu valgyti. Kas yra keiščiausia šiandien, nes visada dažniausiai būdavo, kad pavalgydavau ir po to galėdavau nevalgyti. Nu, tai va, varau valgyti, susitiksim 6 mylę, kur pretty basic bus. Nu ką, pasidariau aš vėl last mealą, kaip ir pradžioj, viskas tas pats, tik tais proteinas balto šokolado. Belieka susiberti 75 gramus pusryčių. 40. Nu, o dar 2. Gerai. Ne, dar. Ir dabar belieka 15 gramų medaus. Tai jeigu čia 7,5, tai mums reikia iki 90. Savi. Nu, medus natūralus. Tai tenka biškį palaukti, kol išbėgs. Bum. Op, perfekt. Tai va, last mealas ir einu miegoti. Tai va, last mealas padarytas. Kaip sakant, karbopas eina. Jaučiuos pilnesnis visom prasmėm. Tai jo, ačiū, kad žiūrėjot šitą Refeed Day. Parodžiau, ką valgau ir panašiai. O dabar einu pavalgysiu ir einu miegoti. Rytoj darom čekiną ir sprendžiam, ką darysim toliau. Bum.